Sveiki, esu Raminta Bogušienė. Kviečiu Jūs rugsėjo 27 ir 29 dienomis 2 vakarus skirti žinių pagilinimui į vaikų mitybą. Sužinosime ne tik tai teorinės informacijos, ką vaikai turi valgyti, kiek turi valgyti, ką rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, bet taip pat susidarysime valgiaraštį vaiko, degustuosime sveikatai palankius užkandžius ir rinksimės sveikatai palankius maisto produktus iš lentynų, kuriuos mes galime duoti savo vaikams, o kurių geriau atsisakyti. Ką galime pirkti savo vaikams prekybos centruose, o ką galbūt geriau pasigaminti namuose. Visą tai jūs sužinosite seminaro metu. Kodėl aš jums kalbu ir kodėl aš jūs kviečiu į šį seminarą. Dėl to, kad noriu dalinti savo sukauptomis žiniomis, kurias sukaupiau ne tik studijuodama maisto technologiją, dirbdama daugybę metų maisto pramonėje, taip pat ekologiškų produktų sertifikavimo sektoriuje, tačiau augindama 2 vaikučius, noriu pasidalinti žiniomis, kodėl mano vaikai lanko darželį, neserga, nors lanko darželį nuo 1 metų, tačiau mes niekada neturėjome tokių problemų kaip ligos, peršalimo ar antibiotikų vartojimas. Tiesiog auga vaikai sveiki ir laimingi. Ir šiomis žiniomis aš noriu pasidalinti su jumis. Ir jeigu jums tai aktualu, laukiu jūsų rugsėjo 27 ir 29 dienomis Kaune. Iki malonaus!